Sveiki bičiuliai, šiandien yra birželio 29 diena. Šiandien važiuojame sudalyvauti žygyje mano gimtajame krašte, kurį organizuoja Radviliškio turizmo informacijos centras kartu su Radviliškio kultūros centru ir praves šitą žygį mums Radviliškio tarybos narys Vytautas Simelis, buvęs meras. Labai geras turėtų būti žygis, nežiūrėjau iš tikrųjų maršrutą, kad šiek tiek būtų intrigėlė ir jūs neperjunkite kanalo, tikiuosi pamatysime daug įdomių ir gražių vaizdų. Kągi, dabar yra po 8:15 ir registracija prasidėjo 8 valandą, man dar kažkur iki kultūros namų numinti reikia apie kilometrą. Registracija vyks iki 8:30, tai reikia paskubėti, susimatysime tenais jau registracijos vietą. Na kągi, štai užsiregistravau, pažiūrėkite, gavau naują ženkliuką, va šitas viršutinis baltas. Pažiūrėkite, kiek yra dalyvių susirinkę. Tiesa, šiek tiek gazdina dangus, nors aš pasiėmiau aprangą, tai man nebaisu. Bet girdėjau, kad tarp žmonių sklinda kalbos, kad gali šiek tiek palyti. Dabar oficialioji dalis pasveikins visus dalyvius, supažindins su kelionės taisyklėmis, su žygio taisyklėmis ir visi pro startą va šitą važiuosime jau mūsų numatytų maršrutų, kurio iš tikrųjų, kaip sakiau, nežiūrėjau, bet gavau lankstinuką, kuriame galima stebėti visą kelią, galima pravažiuoti, būtinai pasiimsiu jį namo atminimui ir gal kada nors organizuosiu tokį žygį jau ir savo draugams. Kol vyksta instruktažas, aš jau kelis kartus girdėjau šitą instruktažą, parodysiu, kas važiuos kartu su mumis. Štai toks autobusas ir pažiūrėkite, kokia priekaba. Jeigu kažkam suges dviratis arba žmogus pavargs, galės tiesiog įsimesti dviratį į priekabą, atsisėsti į autobusiuką ir važiuoti autobusu, vis tiek įveikti visą maršrutą, kuris buvo suplanuotas. Stojam dabar prie Radviliškio malūno. Štai pažiūrėkite, jau visai kritinės būklės toksai. Nežinau, ar jį perdavė dabar Radviliškio rajono savivaldybė, ar neperdavė, yra fizinis asmuo savininkas. Pats netvarko ir nepadovanoja šito kultūros paveldo. Tai va dabar tokios kritinės būklės, nes stogas matosi šviečia, reiškia jau kiaurai lyja. Ir jeigu jo niekas neprižiūrės kažkiek metų, tai greičiausiai ir sunyks šitas malūnas, sugrius sienos. Na kągi, man už nugaras jau pirmas pitstopas, nuvažiavom kažkur nuo kultūros namų apie 3-4 km ir jau žmonės keičiasi padangą. Kažkur matosi užvažiavo ant kažko aštraus ir prasidūrė padangą. Mano padangos kol kas dar gerai laikosi. Tikiuosi, kad nereikės keisti, nors pasiėmiau 2 atsarginės padangas. Kągi, dabar išlydintos saulutė, pasidarė visai šilta, jau buvo taip šiek tiek atvėsę. Labai bijojau, kad pradės lyti ir pasidarys labai šalta. Bet ne, dabar saulutė ir toks vėjas, galiu pasakyti, kad vėsokas. Dabar yra apie 24-25 laipsniai šilumos. Bet labai gerai minasi, nes pažiūrėkite, toks žvyrkelis ir nėra tos tarkos vadinamos. Pirmas rimtesnis sustojimas, atvažiavome į Daugelaičius. Pasitinkat Daugelaičių bendruomenę, matau, ten žmonės būriuojasi, greičiausiai kažkoks yra vaišių stalas. Tai einame, parodysiu stalą, kol dar visą neišrinko. Gal man leis prieiti pafilmuoti. Štai matote, turime ir arbūzo ir ko ten dar sausainių turėjome liktais. Štai gavome tokių vaišių Daugelaičių bendruomenės
namai, čia greičiausiai yra, nežinau kaip taip tikriausiai vadinasi, muzika groja ir štai arbūzas ir dar paėmiau tokį vafliuką. Kągi, mes dabar pastovime čianais, visi pasivaišina, dar mačiau buvo kompotą, gerti labai nenoriu, tai visi pavalgome ir keliaujame toliau. Labą dieną visiems. Esu Modesta, Dio ūkio ženklo įkūrėja ir čia galite matyti mūsų ūkyje užaugintą ir sukurtą produkciją būtent šitame gražiame Daugelaičių kaime. Draudžiama fotografuoti. Matote, čia ant akmens yra Gedminas pavardė, tai čia yra tos skulptoriaus. Mes dabar esame Nirtaičių kapinaitėse, kur buvo labai daug skulptūrų kažkada. Šito vat Gedmino toksai buvo skulptorius, dabar jau jo nebėra. Ir dabar jau ir skulptūrų labai daug nebėra dabar. Ragina pereiti į kitą pusę, atvažiavome į Šiaulėnus. Kągi, aplankėme muziejų, labai nežinau kaip su video kokybė, ar matysis kas nors, bet pažiūrėkite, yra prie įėjimo toks įmūrytas geležiukas, kad jeigu atėjo kažkoks su maurinais batais, kad neįtų į vidų į muziejų, galima štai taip nusibraukti žemės ir jau švariais batais patekti į muziejų. Kągi, dabar esame Šemetų koplytėlėje tokioje, kur apačioje yra toks žodis įdomus kriptos, kur įmūryti yra palaikai, tai tikriausiai įmūryti, nežinau čia ir kiek yra tame tiesos, niekas nebuvo atidaręs tų. Ir dar vienas įdomus žodis, kurį šiandien sužinosime, epitafija, yra štai tokie užrašai, kažkokie mirties užrašai. Beje, čia yra dar mums žinoma visiems pavardė, Landsberg, Aleksander, kaip pasakė, nežinau kiek irgi yra tiesos, bet lygtais šiuometinių Landsbergių irgi kažkoks iš protėvių yra. Ir dar vienas dalykas, kurį papasakojo labai įdomus, matote, yra tokia juosta, kaip stulpas ir šita tokia purvina yra. Kurį tai laiko šita dalis, šitos epitafijos gulėjo kažkur tvarte, parėmusi kažkokią ar tai aptvarą, ar dar kažką, kad kiaulės nepabėgtų. Ir žmogus net nežinojo, kad čia yra kažkoks istorinis paminklas. Kągi, dar nueikime į apačią, pažiūrėsime, kaip atrodo kriptos ir bėgsime, kol mūsų čia neuždarė. Nežinau, kaip jums parodyti statumą laiptų, pažiūrėkite, kaip atrodo statumas. Nu, aš jau iki galo nelipsiu, nes girdėjau, jau sakė, kad važiuojame. Štai, tenais yra užmūryti kažkokie palaikai, nežinau, ar buvo atidaryta, lyg tai Šemetų ir iš Landsbergių kažkas. Ir dar yra 4 vietos laisvos, kur dar gali būti kažkas, gal netgi ir iš kunigų palaidotas. Kol nepabėgau, norėjau parodyti ant durų. Čia yra fakelas ir papasakojo, kad labai įdomiai taip atrodo, kad fakelas apverstas aukštyn kojomis, nes restauruotos durys. Pagalvojau netgi, kad gal kažkaip netaip suprato brėžinį, bet iš tikrųjų apverstas vien dėl to, kad tai yra koplytėlė, mauzoliejus. Ir taip atvaizdavo tas mirusiųjų namus, su tokiu apverstu fakelu. Kągi, jau ten visi ant dviračių, lekiame toliau.
Jeigu neklystu, dabar važiuojame vat šalia Grikių lauko. Pažiūrėkite, kaip baltoja visas laukas, koks didžiulis laukas. Pirmą kartą turbūt matau tokį didelį Grikių lauką, jeigu čia tikrai Grikiai yra. Bet negirdžiu bičių dūzgesio. Šiaip paprastai, kai važiuodavau šalia Grikių laukų, tai labai daug būdavo bičių. Gal tenais arčiau namų bus, bet vat bitynas, pažiūrėkite, yra bičių nameliai. Visgi bitės čionais yra, tik vat dūzgesio nesigirdi, gal tai prieš lietų nelabai jos ir skraido. Bet pažiūrėkite, kokia didumo laukas. Kągi, buvau užsukęs į vieną kiemą, žmonės, mačiau, sėdėjo lauke, paklausiau dėl avilių, ar čia jų aviliai, ne, pasakė, kad iš Šiaulėnų gyventojo aviliai yra. Patvirtino, kad tai yra Grikių laukas, kur pravažiavome, ir sako, kad Gabrielaitis lygtais pavardė. Taip pat labai įdomu būtų iš tikrųjų nuvykti kada į Šiaulėnus ir nusipirkti to medaus, jeigu pardavinėja, jeigu prekiauja, arba bent jau pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Žinote, būna sviestas sviestuotas, o būna Paežerių ežeras. Labai įdomus pavadinimas – Paežerių ežeras. Turėtų būti šalia kažkokių ežerų greičiausiai. Pažiūrėsiu per Google Mapsą ir įvažiuojame dabar į gyvenvietę, kuri vadinasi Kalnai. Esame jau visai netoli Šiaulėnų bokštą, jeigu jums matosi, va ten pro medžių šakas matosi bokšto viršūnė. Ir jau driekiasi eilutė kažkur prie stalo, kažką tenais dalina. Pažiūrėkite, kokie eilutė išsirikiavo. Ir kai vėjas iš anos pusės papučia, labai skaniai kvepia, bet net pažįstu iš kvapo, kas ten yra. Štai pilsta, dedasi kažką, bet labai skaniai. Greičiausiai košė kažkokia bus. Gerai, reikia kažkaip susirasti dabar vairuotoją, nes vairuotojas užrakino mašiną, o mašina yra dronas ir negaliu jo paimti. Dabar einu, pabandysiu surasti. Tik nežinau, kaip jis atrodo. Na kągi, eilė jau ištirpo, tikiuosi maistas visas neištirpo. Einam, pažiūrėsime, ko čia duoda valgyti. Dabar atsisėdau štai po medžiu, šiek tiek į pavėsį. Čia kurmį prirausia. Pažiūrėkite, kokie šaltibarščiai. Pavalgysim dabar šaltibarščių, bulves. Vietoje čia mačiau keptuvę, tai arba šildė tiesiog, arba kepė vietai netgi bulves. Pavalgysiu bulvių ir tada eisiu dar paragausiu košės. Na kągi, pavalgiam šaltibarščių, dabar pažiūrėkite į krovę košės. Iš tikrųjų aš jau pavalgęs jaučiuosi, bet košės vis tiek dar paragausiu. Su kiauliena, sakė, labai nepatogu, bet aš noriu, kad nenutraukiant filmavimo, kad neapgaunu jūsų. Perlinė kareiviška košė. Tai jau 10 minučių kažkur kankinu šitą indelį. Jau dugną matau, o už 10 minučių jau pajudame. Todėl dabar pasistengsiu viską susiberti į vidų. Jeigu ką, dar nueisiu, užsigersiu vandeniu, gal šiek tiek prastums ir važiuosime toliau. Kaip fainiai atrodo, kaip visi važiuoja. Dar jums rodžiau šitą lauką, gluosniai auga. Klausiau Vytauto, ar čia jos kas nors pjauna ar nepjauna. Išgirdau, kad yra žinančių jau iš keliautojų kartu, kas 5 metus kažkur pjauna. O aš pastoviai jos matau, gal ir prieš 10 metų čia mačiau, tai greičiausiai šitas ūkis dar gyvuoja. Čia neapleistas, tiesiog naujus augina gluosnius. Ką tik pravažiavome ženklą į Diktariškių dvarą, vedančio kelio, kur rodiklė tokia nuoroda buvo. Šiandien mes nevažiuojame pro Diktariškių dvarą, bet aš turiu medžiagos iš seniau, tai dabar galite matyti, kaip tas dvaras atrodo dabar. Po vidų nevedžiosiu, labai daug esu prifilmavęs tenais, tiesiog pažiūrėkite, kaip jis atrodo iš išorės. Ir dar prie dvaro šito veda tokia alėja, liepų alėja. Tikriausiai liepo, aš dabar jau ir neprisimenu, kokie ten medžiai buvo, bet video jūs matote, kokie didžiuliai medžiai. Na kągi, atminėme į Minaičius. Čianais yra vienas toks eksponatas, kurį norėčiau parodyti. Tai yra išlikęs dar bunkeris, kur
gyveno seniau partizanai. Nežinau, kiek laiko gyvendavo, bet pažiūrėkite, va, autentiškas visas išlikęs. Gal šiek tiek kažkas atrestauruota, iš kažkur iš kitur atnešta. Užrašai, spausdinimo mašinėlė štai tokia. Na kągi, labai įdomiai papasakojo, dabar buvom visi susirinkę štai šitoje klėtėje, kur tas bunkeris yra. Papasakojo visą istoriją, kaip šiandien rinkosi partizanų vadai, kaip pasirašė Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją visi. Aišku, dabar visi jie buvo pagauti, dabar gyvųjų nė vieno nėra. Ir likęs tik tais toks jų prisiminimas, kas nebuvote, atvažiuokite, būtinai, labai įdomiai iš tikrųjų papasakojo, labai įdomus pasakojimas. Dėl laiko stokos negaliu tiek ištemti video, atvažiuokite į Minaičius ir patys pasiklausykite. Važiavom prie Mažaičių miško bunkerio. Kaip sakė mūsų ekskursijos vadovas, jie jau laiko, kad tai yra pirmasis bunkeris Radviliškio rajone toks iškastas. Jis, aišku, nebuvo nei rekonstruotas, dabar nieko nebuvo uždengtas. Tai viskas, matote, yra įgriuvę. Tai va toks bunkeris. Nuo bunkerio pavažiavome apie 500 metrų, privažiavome štai tokį memorialą, atminti žydams, Šeduvos žydų žudynių vieta yra. Beje, čianais yra pasodinta 300 eglučių. Kažkada buvau čia atvažiavęs, kai tos eglutės dar buvo visai mažos. Dabar žiūriu, kad užauga, dabar jau ir sunku būtų jas suskaičiuoti. Dar seniau būdavo ant šito paminklo tokie akmenukai su užrašais labai įdomus. Tai vietoj gėlių Izraelį tenais, aš nežinau, žydai, jie atneša ant kapų, ant tokių memorialų, ne gėlės, o tokius akmenukus ir ten užrašai taip kaip rūnos atrodo. Atvažiavom į Mežaičius, pažiūrėkite kokios antenos. Visą laiką pravažiuodamas pro šalį labai norėjau čianais patekti ir šiandien taip jau sutapo, kad išsipildys mano svajonė. Pažiūrėsime viduje, čia gyvena kažkoks radio entuziastas, kuris pats už savo pinigus čia pasistatė tas antenas ir susiriša su viso pasaulio tokiais pat entuziastais radio. Pasiklausiu, gal ir su kosmosu ką nors tyrinėja. Dabar leidžia ten muziką, einu pažiūrėti ir pabandysiu tenais viduje pafilmuoti. Kągi, einam pažiūrėsim, kaip gaudysim ryšį. Tai čia žinokite, labai šilta yra nuo stiprintuvų, o stiprintuvai, žinokite, yra lempiniai, nes, kaip sako tranzistoriai, jie ir iškraipimą duoda ir netokie patvarus, kaip lempinė technika. Tai aš parodysiu dar, kaip atrodo. Pažiūrėkite, štai kaip atrodo stiprintuvai. Irgi viskas savadarbiai yra, savomis rankomis surinkta. Girdite garsas koks yra, jau su kažko bando susisiekti, susirišti. O ten šitose stiprintuvuose mačiau tokias didžiulės lempos yra. O čia yra visokie apdovanojimai. Pasaulio čempionato. Pažiūrėkite, kiek medalio. Paklausykime, kažką šneka. Na kągi, bičiuliai, tik nuo dviračio nulipau 15 minučių praėjo, nusiprausiau jau, buvau diplomus pasiimti, ačiū Egidijui, kuris paėmė diplomą, ačiū visiems dalyvavusiems žygį, ačiū Vytautui Simeliui, kuris suorganizavo, kuris pravedė tą žygį, iš tikrųjų labai patiko. Atsiprašau, kad kalba gal kažkur buvo ne visai rišli, nes iš tikrųjų trūko miego, miegojau tik tais gal 2,5, gal 3 valandas tik tais. Tai dabar važiuoju į klasės susitikimą. O su jumis susimatysime sekančiame video. Iki.